Labadiena, labai džiugu Jūs visus susirinkusius čia matyti. Esu Rasa Pečiulaitė, Eikos energetinių projektų vadovė, šiandien pavaduoju Eikos plėtros vadovą Domą Dargį. Norėčiau Jums pristatyti temą, kaip pastatyta į žalį pastatą. Žaliasis namas buvo daug paminėta ir apibrėžta ir energinė klasė, ir pasyvus namas, ar žalias namas, tai būtinai namas, kuris turi šios kriterijus ir yra statytas tik iš ekologiškų medžiagų, ar tai būtinai namas turintis tarptautinį sertifikatą BREEAM ar LEED, ar tai būtinai namas su atsinaujinančia energija ar be šildymo sąskaitos. Jeigu apimtume visus šiuos dalykus, pastatyti tokį namą būtų be galo brangu ir investicijos į jį, kažin ar greitai atsipirktų. Todėl mūsų įmonių grupės EIKA požiūris yra toks, kad tai turėtų būti techninių, inžinerinių sprendinių junginys, kuris kiekvienam pastatui turėtų suteikti tą žalumą savaip. Visų pirma, labai svarbus pastato orientacija pasaulio šalių atžvilgių. Ar tikrai bus lengva pastatyti žalią namą, jeigu jis bus orientuotas pagrindiniu fasadu į šiaurę, turbūt kyla klausimas. Taip pat svarbus pastato apšiltinimas, sandarumas. Vėdinimo sistema pastate paprastame gyvename, per ją prarandame per 30% pastato šilumos poreikio. Tai jeigu turime mechaninę vėdinimo sistemą su šilumos atgavimu, šiuos nuostolius galima sumažinti. Taip pat techninis sprendimas svarbus pastato sandarumas, kuris susideda iš pastato jungiamųjų dalių, mazgų, šalčio tiltų. Jeigu mes pirminio požiūrio atkreipime pagrindinius dalykus kaip orientacija, pastato sandarumą, mes sumažiname pastato energijos poreikį. Tai yra pastato šilumos galia mažėja, tai ir investicijos į atsinaujinančią energiją, vėją, saulę, ar geotermiją, oro termija yra daug mažesnis. Taip pat ar namas turintis visus šiuos dalykus, mažą galią, bet naudojantis kaitrinės lemputes, kurios būna nuo 60 iki 100 vatų, ar jisai bus žalias. Todėl pastato apšvietimas irgi yra svarbus dalykas. Vienas iš Eikos įmonių grupių pavyzdžių, kaip visas tas geriausių techninių sprendinių variantas buvo panaudotas Santariškių gyvenvietėje Mėtų kvartale, buvo statomi namai orientuoti į pietinę pusę, išlaikyta ploto ir tūrio santykis, kiek įmanoma daugiau. Ant kiekvieno 3 namai yra suprojektuoti su kaskadoje veikiančia dujinė katiline, kad išnaudoti efektyvumą jos įsijungia kaskadomis, kai yra priklausomai nuo šilumos poreikio. Ant kiekvieno namo suprojektuota į pietinį fasado pusę saulės kolektoriai, kurie matome padengia vasaros metu iki 60% pastato karšto vandens poreikio. Bendrame balanse, metinėme karšto vandens ir šilumos poreikio, saulės energija padengia 20% poreikio. Kitas pavyzdys, taip pat Mėtų kvartale analogiškai orientuotas į pietus, yra 2 namai su geoterminė žemės gelmių energija. Buvo suprojektuoti 7 giluminiai žemės zondai, kurie cirkuliuojantį šilumos siurblio pagalba ima šilumą iš gruntinių vandenų esančių 8 laipsnių temperatūros ir šildo patalpas. Įrengtas žematemperatūrinis grindimis režimas siekiant kuo efektyviau panaudoti šilumą. Kai matome pirmųjų pusės metų turimis duomenimis, dujinis katilas buvo įsijungęs tik tai 2 kartus šalčiausiai sausio šių metų mėnesį ir užsitęsusio žiemos kovą. Tai šio pastato balanse 95 šios žiemos pastato šilumos ir karšto vandens poreikiai buvo padengti geotermija energijos. Prieš tai pareikšti skaičiai buvo pastato šilumos poreikis. Čia kalbame apie finansinę žalio pastato naudą gyventojui, kuris gyvena šiuose namuose. Taip pat Mėtų kvartale turime ir pastatą su centriniais šilumos tinklais. Todėl lyginant saulės ir dujų kolektorių gyventojų metų laikotarpyje šiluma ir karštas vanduo kainavo 30,6% mažiau, o geotermija ir dujomis net 45,7%. Tai tiek, trumpai, greitai ir aiškiai. Ačiū Jums. Kviečiamas Mindaugas Dagys, OB Deskom. Mindaugo tema, ar turime ekologiškus statybos ir apdailos, žaliųjų pastatų statybos patirtis. Sveiki visi. Aš pristatysiu
du namus, tai yra šiai dienai pirmosius ir sertifikuotus pasyvius namus. Turbūt nepristatinėsiu daugiau, kas tai yra Vokietijai sertifikuota, gal Vokietijos instituto reikalavimų sertifikuoti namai. Tai pats pirmasis namas buvo pastatytas reabilitacijos paslaugų centras Panaros kaime, Varėnos rajone, ir baigtas jau praeitais metais. Jis pirmasis gavo atitinkantį sertifikatą Vokietijos institute. Ir šiuo metu, prieš kelias savaitės, taip pat gautas sertifikatas Kauno rajone, Akademijos miestelėje, dvibutis namas. Šiek tiek apžvelgsiu šių namų sprendimus. Pirmasis namas dvibutis, tai yra, kaip matome, energijos poreikis vienam kvadratiniam metrui yra tik 14 kWh. Sandarumas buvo gautas 0,45. Ir paminėsiu dėl patirties, kad šį namą teko man pačiam ir suprojektuoti ir pastatyti. Kas buvo panaudota? Panaudota tai be abejo labiausiai tinkamas pamatas, tai yra pamatų plokštė, kurioje išvedžiota grindinė šildymo sistema, kurią įrengė įmonės Tautronika. Toliau. Sienoms panaudoti polistirolio blokeliai. Ir tai buvo panaudota tik 25 cm neoporo šilumos izoliacijos. Tai nereikia, kaip daugam atrodo, kad tai yra pusę metro siena. Pilnai užteko suorientavus namą teisingą kryptimi tokios šilumos izoliacijos. Stogui panaudota mineralinė vata bei plėvelė užtikrinanti šio namo sandarumą. Svarbus dalykas tai buvo langai. Langai buvo naudoti atitinkantis ir sertifikuoti pasyviame name. Bei paskutinėje skaidrėje matosi pirmą kartą mums teko Lietuvoje naudoti vadinamas vakuuminės plokštės, kurių yra labai geras šilumos laidumas, tam, kad išvengti šalčio tilto po vitrininiais langais. Kadangi 74% pastato langų buvo orientuoti į pietinę pusę, tai teko imtis saulės apsaugos priemonių vasaros laikotarpiu. Aišku, be abejo sumontuota rekuperacinė sistema, tai 91% naudingumo koeficiento rekuperatorius. O šildymas šiame name panaudotas kombinuotas pirmame aukšte, kaip prieš tai matėm, buvo šildoma plokštė, šildomas grindas, o antrame aukšte elektrinis infraredinis šildymas. Sekantis namas tai buvo projektuotas didesnis, statė Dzūkijos statybą UAB. Šio namo poreikis yra dar mažesnis, 13 kWh. Sandarumas gavosi dar geresnis 0,3, tai dvigubai geresnis nei yra reikalavimas. Šio namo sienoms buvo panaudoti medžio drožlių plokštės Velox su neoporo izoliacija, bei papildomai iš išorės šiltinama mineralinė vata, bei medinė apdaila. Stogui taip pat buvo naudota mineralinė vata ir sandarumo užtikrinimas priemonės. Langai taip pat buvo panaudoti tie patys plastikiniai ir sertifikuoti, kas labai svarbu užtikrinti reikia jų teisingą sumontavimą. Bei čia įdėjau dar vieną nuotrauką iš kito projekto, tai nėra iš šito, bet šiuo metu mes naudojamos stiklo pluošto elementai, ant kurių yra pakabinamas langas išorėje, kuris visiškai neturi šalčio tilto. Tai manau, kad tai yra langų montavimo ateitis. Šiame name inžinierika buvo žymiai sudėtingesnė. Tai rekuperatorius buvo parengtas 78%, kurį projektavo ir įrengė Ciongas. Ir panaudotas buvo oras paimamas per žemės kolektorių. Bei šiame name buvo sumontuotas šiluminis štybelių siurblys, panaudota vertikalūs kolektoriai. Bei nuotraukos taip pat šiame name buvo sumontuoti šilto vandens saulės kolektoriai. Tai tiek. Ačiū.